Tai ačiū susirinkusiam, labai gerbėm kiekvieną atėjusį ir jums pabandysim atskleisti kažkokių tai dalykų apie apšvietimą, o iš principo mes labai provokatyviai klausime apie tai, kam tas apšvietimas, nes iš tikrųjų kartais važiuojant per miestą taip ir matosi, kad gal ir nereikia. Gerai, aš nenoriu filosofuoti šiandien, todėl kad pasikviečiau du irgi ne filosofus pagal specialybę. Rokas Kilčiauskas yra Process Office bendraįkūrėjas ir VDA docentas. Ir Simas Rinkevičius, Gaudrė, apšvietimo dizaineris, VTDK, dėstytojas. Jas? Buvęs, bet tai, žinai, visam gyvenimui lieki. Tai, vat, galit filosofiškai, galit šnekėti technologiškai, galit šnekėti kokias nors paslaptis, galit sakyti, kas jums atrodo, ką norit pasakyti žmonėm. Ir aš užduodu klausimą gal pradžiai apie tai, va, mikrofonus turit, viskas bus gerai, apie tai, nu kaip jums atrodo, Lietuvoje daug gero apšvietimo ar ne? Rokai, šipsaisi, dėsi jau dabar. Nežinau, gerai, girdisi. Tai laba diena, labas Dovai, labas Simai, sveika auditorija, sveiki, nežinau, tie, kas bus kitame ekrano gale. Aišku, geras, nuostabus apšvietimas Lietuvoje, ar ne? Čia, nes turbūt aš suprantu, kad mes kalbam kontekste apie dirbtinį apšvietimą, bet aš taip specialiai provokatyviai, kadangi neįdėjau šito interpo, tai sakau, kad puikus, nes Lietuva... Daug saulėtų dienų? Jo, Lietuva geras kraštas. Saulė kiekvieną dieną pakyla, bet ne kiekvieną dieną matosi. Bet taip tiksliau, pabandant jau atsakyti, suprantant, ką turiu omeny, tai jeigu taip labai trumpai yra pasauliniam kontekste, ne, aš sakyčiau, per daug nepamatuotos aistros, bet čia, ką aš tą turiu omeny visame interjerinių erdvių kūrime, per daug aistros, fanatistinės aistros, ne? Ir tame tarpe yra apšvietimas. Ką tu turi omeny, dar plačiau truputėlį? Nes aš jau pradedu pagauti mintį. Bet čia tokia mūsų tradicija, tokia mūsų kultūra, tokia mes kultūriniai tarpiai gyvenam. Nes jeigu, nu taip aš pasakysiu, jeigu pasižiūrėti tuos specialistus, kurie auga mūsų mokyklose, aukštosiuose, interjero dizaineriai, architektai, ir tai, ką mes turime rinkoje poreikį, aš kalbu galbūt labiausiai apie nuosavą terpę, tai ten skiriasi. Architektai visada stumia į tą tokį, žiūrėkit, truputį paprasčiau, bet vėl, lygiai taip pat jie yra ugdomi atliepti užsakovo poreikius. Sakai, kad konkretu būtų paprasčiau dizaino prasme, kad nebūtinai gražus ten šviestuvas, ar tu turi omeny, kad paprasčiau tuo, kad lengviau valdyti? Žmogui dažnai žmogui užtenka mažiau negu to, ką mes turim ir kaip mes darom. Ir jeigu mes čia jau pereitume į kažkokius technologinius dalykus pačiame apšvietime, ko mums iš tikrųjų reikia, tai gali būti, kad mes čia šitoje diskusijoje ir paliesime ir pamatysime, kad gal tas baigtinis apšvietimo rezultatas, kokius mes turime dabar, jisai baigtiniai stadijoje galėtų būti kitoks. Simai, jautėjai, ką aš čia atvežiau? Jaučiu. Drįsčiau paoponuoti. Labai geras pavyzdys, pažiūrėkit, kokios nors naujos statybos daugiabutis, ten gražioje vietoje, naujamiesty, neseniai pastatytas, tik įrenginėjami būtai, praeini, vakare užuolaidų dar nėra, nes nieks nespėjo susikabinti. Kvadrato kaina ten kokia 5000 eurų, o visos lubos prikištos panelkių po 10 eurų iš senukų. Tai prasme, seriously. Kvadratas 5000, o visas apšvietimas 500, ta prasme, blogai šiai. Nesakau, kad tai yra 100%, bet tokios labai supratimo, kokia reikšmė tas apšvietimas gali ir kiek jis gali daug pakeisti tiek interjere, išvaizdoje. Tas pats, pavyzdžiui, man buvo Kopenhagoje eini,
Irgi ten turbūt ne patys kukliausi rajonai, bet tai užuolaidų iš principų nenaudoja, ten nėra tradicijos tokios, eini ir ten kabo Louis Pulsino artišokas koks nors matosi pro langą. Kur tu supranti, tas vienas šviestuvas ten 5, 7, 10 tūkstančių eurų kainuoja. Taip jis ten vienas, bet jis geras. Jis tikrai tą patį geras. galiu pasakyti Paryžius, pavyzdžiui, visiškai kitaip jie supranta dizainą, to pačiu ir apšvietimą. Ir jų šviesa yra visa akių lygyje, tai reiškia lubose ten, jeigu tų modernių kažkokių sistemų, kur būtų taškinių deep spotų prileista visokių akcentinių šviestuvėlių, tai jų labai nedaug. Jeigu darė architektas, matosi, kad tada ir įdėta, dizaineris pavyzdžiui, bet tie visi patys gražiausi, tai kaip restorane, kalbam vis tiek apie poilsio erdvę, vis tiek žmogus ten praktiškai nedirbo, o labiau ilsisi po dienos sunkios darbų, ten žaidžia su vaikais, su draugais, susitinka, geria arbatą, žinai, ir taip toliau. Tai tada tas apšvietimas, ten viskas šviestuve, gaubtas, ta prasme, ten gaubtelis, pavyzdžiui, matosi padarytas, kad yra iš audinio, kuris yra, žinai, ten fantastinė jo, žinai, sklaida šviesos per tą gaubtelį, kad jisai ten nešviečia raudonai, žinai, kur ten nuo jo po to visas kambarys pasidaro per daug jau seksualus. Čia toks, sakysim, nuo vieno kraštutinumo į kitą, šiaip kažkoks balansas idealiu atveju būtų geriausia, nes tokios bendros higieninės šviesos vis tiek reikia ir praktiškai kiekvienam kambarį galų gale, tiesiog kažkada reikia susitvarkyti, ant grindys išsiplauti. Jo, turi būti techniniai. Tai turi būti kažkokia opcija. Labiausiai suprasti reikia, kad jeigu mes turim kažkokią multifunkcinę erdvę, o namie dauguma erdvių jos yra daugiau mažiau multifunkcinės, tai mes su vienu jungikliu, net su vienu reguliatorium, niekaip neprasisuksim normaliai. Tai vis tiek reikia kažkokių kelių to apšvietimo būdų. Tada juos kombinuojant, tu gali ganėtinai skirtingą nuotaiką išgauti ir tu tada turi manevro laisvę. Vėlgi kažkas, Rokas, kai pradėjo šnekėti, man irgi toks, ta prasme, žmonės turi labai skirtingus poreikius. Ir jeigu tu galėtum įlįsti jam į galvą ir suprast, ko jis labiausiai nori ir koks apšvietimas jam patinka, tai gal tu galėtum ten su 1-2 jungikliais prasisukti. Bet tu turi labai tiksliai žinot, kas jam patinka. Už tai aš, pavyzdžiui, kai projektuoju, aš tengiuosi 3-4 būdus apšvietimo padaryti, kad, tikrai, kad kažkuris iš jų jam prilips, jis turbūt iš jų naudos 1-2, bet tu negali iš pradžių pasakyti, kurį. Jeigu jis ten darosi 5 namą, jau žino, kas jam patinka, kas nepatinka ir gali tiksliai pasakyti, va šitą aš naudoju, šitą ne, tada galima tų jungiklių skaičių sumažinti. Bet Simai, tu bet kokį padarysi ten tą variantą, jis bus labai geras. Lyginant su tuo, ką žmogus tiesiog neturėdamas praktikos tiek daug tūkstančių metų pradirbęs, kaip, žinai, geri profai. Nebūtinai, suprantate, pavyzdžiui, palyginkim, koks nors Žemė Oliveris, ten super šefas. Nebus taip, kad visiems žmonėms ten jo kažkoks patiekalas patiks, Nesvarbu, kad jis pats geriausias pasaulyje. Jeigu jis padarys natūralų, ten netgi, taip, kiekvieną, ten profesionalų, kaip tu sakai, jau profesionalumą lendam. Į ten, žinai, kad ten tas patiekalas, ten, žinai, šaldytas, ten, žinai, putėsiai padaryti tokie, ten, žinai, ten žirnelių, ten kažkokios išskyros, žinai, ten padaryta kažkas. Tai aišku, kitam sakys, duok man tiesiog, aš noriu paprastai, bet kalbėkime apie, bendrą tokį, tu padaryt gali, žinai, jaukų gerą, kokybiškai šviestuvai, šilto spektro, nemeluojančio RGB, tai reiškia spalvų atkūrimas, ir visais kitais dalykais tu jam ne tik brėžinį supaišai, bet tu ir pasiūlai gaminius, tu žinai, kad 30 comų tas šviestuvas niekaip netiks nuo sienos, o kitas kaip tik bus idealus, o tą reikia 5 cm nuo sienos, nes jisai niekaip neužkabins, arba jo ten vošas, tas visas tos sienos tolygus, ar atvirkščiai kaip teatre padaryti. Tu kaip tu sakai, tu pažinai, ko gali norėti, tai aišku, kiekvienas skirtingai, bet geras daiktas visiems yra geras, Aš dabar taip pagalvojau, kad jūs taip hop ir iš karto iššokot, dabar taip susimašiau apie publiką, aišku, čia visi profesionalai ir net baisu žiūrėti į tą pusę, nes tokių šypsenų gali pamatyti, bet man atrodo, kad vis tiek gal reikėtų taip, pirmiausiai taip gan metodiškai įsivardinti, už ką atsakingas apšvietimas, arba kokia yra jo svarba bendrai interjero kūrime. Tai mano atsakymas yra labai paprastas.
Jeigu mes procentinė išraiška, tai sakau 50%, o jeigu tai bendriniai kokia jo svarba, tai be jo neegzistuoja, ar ne, interjeras. Nu, mes suprantam, ar tai būtų natūralus, ar tai būtų dirbtinis. Ir va čia, kaip prieš užlipant ant scenos kalbėjau, man šviesa yra... Gerai, truputį nuo kito galo tada pabaigsiu tą mintį, reiškia, kad tai apšvietimas atsakingas už funkciją, kad jinai tobulai veiktų, tai tas mūsų vadinamas funkcinis, jisai atsakingas už emociją, kuri kuriama erdvėje, ar ne, vat, tada jisai, jeigu yra poreikis ir aš manau, kad jisai yra atsakingas už naraciją arba pasakojimą erdvėje ir tai nereikia galvoti, kad tai yra tik kažkokių, nežinau, parodų, teatro ar visuomeninių objektų, ta naracija yra ir individualiam būste, ar jis būtas bebūtų, nu, yra judėjimas erdvėje, laike ir tas pasakojimas kažkoks jisai atsakingas už fiziologiją ir jeigu, nu, tai čia aš dar ne visus išvardinau atsakomybės ir jeigu mes tikimės, kad tą atliks vienas šviestuvas, pakabintas erdvės vidury, nu tai mes čia patys savo užsikertam kelią. Tai tą reikia labai aiškiai įvardinti, kad ne į visus dalykus reikia atliepti ir atliepti geriausiai. Ir tas mano taip provokatyviai vardintas perviršis Lietuvoje, ar ne, jisai yra galbūt susijęs su tuo, kad ne visada yra įvertinama, ką tas konkretus šviestuvas, kaip elementas, kaip objektas erdvėj, už ką jisai atsakingas. Ar ne? Vat, nu, ir padaroma ten, kur jo nereikia, ar ne? Nu, jis tiesiog gražus. Ir tada dar grįžtų prie to, kaip aš, pavyzdžiui, kaip projektuotas, ir manau, kad didžioji dalis architektų, interjero dizainerių, jie kurdami erdvę, na, pirmiausiai mintis, po to eskizas, ten įvairios technikos, jie erdvę formuoja medžiagomis, paviršiais. Ar ne? Ir balta gipsinė siena, teracinės grindys ir jų vaizduotėje ta medžiaga, jinai yra visada idealiam apšvietime. Kitaip tariant, jeigu jisai ją įsivaizduoja ir projektuoja kaip miegamąjį, jisai savo galvoj daro renderį, pritemusi ten 3000 kelvino apšvietimo, ar ne? O paskui, jeigu tu žiūri, kaip vyksta procesai, vyksta statyba, statybininkai ateina, ten susistato savo darbinį apšvietimą, ten iš projekto atėjus centrinė lemputė, jo kažkas įsisuko šiltą apšvietimą ir paviršius praranda tą savo idealumą, tokį, kokį jisai, nu, kaip jisai buvo sugalvotas. Tai man apšvietimas ir apšvietimo parinkimas, technologinis devices, nu, įrankis yra pirmiausiai apie medžiagos išeksponavimą ir pateikimą tokį, kokį aš įsivaizduoju. Va, kaip tu kuri. Jo, tai, bet visiškai pritariu, kad erdvė nesusideda tik iš paviršių. Na? Čia toks jau labai architekto minties konstravimas, bet yra šalia dizainas, yra šalia skulptūra ir taip mes suprantam, kad šviestuvas erdvėje jisai gali būti tuo akcentu. Bet čia jau mes tada ateinam labiau į tą temą, kurią aš vardinau kaip naraciją, kaip pasakojimą. Ką erdvė pasakoja, kokia aš esu, koks yra pasakojimas ir taip. Bet man įdomesnė yra ta dalis, nu, aš taip susimu prieš šitą pokalbį, persimetėm, apie ką mes čia pliurpsim, tada dar dovą įtraukiam ir tas provokatyvus klausimas, what's next, kas toliau, ar ne, tarsi šviestuvų pasirinkimą turim, ledas atėjo, energetinis efektyvumas jau kaip ir kasdienybė, tai Simai, tu esi arčiau technologijų, arčiau tendencijų, kas toliau apšvietime, kas daugiau? Dar truputį noriu sugrįžti, reiškia papildyti tavo tą. Viską teisingai tu sakai, daug sluoksnių iš tikrųjų, ką daro apšvietimas. Tai vienas iš jų, ką tu ten tekstūros, traleleta, šitai verdinčiau taip, kaip makiažas, reiškia, interjero apšvietimas kaip makiažas. Tu gali išryškinti tas detalės, kurias tu nori išryškinti, ten tekstūras ištraukti, reiškia sluoksnius pridėti arčiau, slystančią šviesą panaudoti, arba tu kaip tik gali nuplokštinti, gali šaltai apšviesti, nutolinti, šiltai priartinti. Tai čia toks, kai moki naudoti kaip įrankį, tu kaip, reiškia, lūpdažis, ten šešėlį, taip toliau, tada gražiai pam, ir šito nesimato, ko nenori, kad matytųsi, o tas, kas nori, matosi. Tai čia vienas toks leeris. Kitas leeris, aišku, higieninis yra, aišku, ir tada, jeigu einam apie ką tu šneki what's next, tai sakyčiau, negaliu pasakyti, čia labai next, bet toks
kaip tendencija tokia, matau, reiškia, tą visą cirkadinę vadinamą. Labai nemėgstu to human-centric lighting pavadinimo, bet, nes jis yra kvailas, ta prasme, nes visas apšvietimas šiaip yra žmogui, ta prasme, o koks dar gali būti. Tai man labiau patinka tas, reiškia, cirkadinis apšvietimas ar cirkadiškai subalansuotas apšvietimas, kur, link vakaro jau, reiškia, nežinau, girdėjus auditoriją apie cirkadiką, apie kažką, ar reikia daugiau prasiplėsti? Mes galim daryti taip, jūs šnekat kaip profesionalai, o aš sverčiu. Tinka taip? Nežinau, ar pavyks. Ne, aš gal ne viską išversiu, bet aš noriu, kad mesgi nežinom kokia auditorija. Jūs varot labai gerai, protingai, dėl to, kad, iš tikrųjų turit ką pasakyti, bet to pačiu norisi praktikinių kažkokių pasiūlymų, tarkim, žmogų, kuris statosi namus, šiek tiek pagalvoti apie jį, ką jisai šiom jūsų mintim gali sugeneruoti. Tai, kad, pavyzdžiui, jūs sakot, kad apšvietimą, Rokai, tu labai įdomiai žiūri. Iš tos pusės, kad tu žiūri pradžiai į daiktą per apšvietimą. Ne? Tu stengiasi iškart galvoti, kaip erdvė bus nurenderiuota šviesa. Ir ne tik tai, bet tu galbūt labiau nori pabrėžti tai, kad tai, kaip renkamės bet kokius elementus į tą erdvę, jeigu mes galvosim to primityvių būvių, žmogus primityviai išskaido, mesgi pieštuką visada matom ne taip stačiai, ne kaip ten tik trintukas matosi, matom pieštuką, padrožtas galas ir ten trintukas ir geltonas dar, jeigu galima. Taip mums paprasčiau įsivokti. Ir HB. Jo, tai ir dar 2B. Čia kas paišo, supranta. Esmė, kad labai man patinka, kad tu galvoji tuo jau šoniniu vaizdu ir tada klausimas, ką žmonės gali iš to išsinešti kaip mintį. Tai praktiškai aš, pavyzdžiui, vakar renku mes kalbėjom prieš tai, kad spalvas parinkinėdami ten statybų prekių parduotuviai, kur yra dirbtinas apšvietimas, prastas spalvos atkūrimas, 6000 kelvinų, kas niekada nebus namuose ar dar daugiau, tai tada nešiesi prie lango, kur bent jau saulė šviestų. Bet tu net ne apie tai, tu labiau apie tai, kaip iš viso erdvės nuo to pasikeičia, ne kaip tu scenarijų padarysi. Čia gal norėjau tą paradoksą pasakyti, kad kai mes įsivaizduojame erdvę, ir nebūtinai profesionalai, ir paprastas žmogus, jisai ją įsivaizduoja fragmentiškai ir tuos fragmentus įsivaizduoja idealiame apšvietime. Bet niekada nepadaro revizijos savo pirminės vizijos, kaip pasirinkinėja tos šviestuvus, kurie išpildys tą erdvę. Ir va čia ir yra tas toksai kartais gal nesusikalbėjimas. Ir čia aš dar tada labai sklandžiai pereisiu ir pajungsiu tai, ką Simas apie tą cirkadiką, arba kitaip tariant apie paros ciklą, apie tai, kad dirbtinis apšvietimas iš tikrųjų yra bandymas pasiekti tobuliausią natūralaus apšvietimo scenarijų. Ir jeigu mes kalbame apie natūralaus apšvietimo scenarijų, tai yra rytinė saulė, aušra, yra pikas, yra vakaras, leidžiasi. Ir mes profesionalai tą žinome, bet vėl sakom, kad saulė nešviečia visada vienodai, jinai vidurdienį yra šalto spektro, tokia mėlyniausia, ir tarkim aušra nuo saulėlydžio savo spalva irgi skiriasi. Bet aš būsiu buitiškas, kiek jūs esate darę tokių, kur ne ofisai, kur reikia padidinti darbingumą ir ten ryte duoti šalto spektro, vėliau nuraminti ir taip toliau. Aš tau kitą pavyzdį pasakysiu, kuris ir tai pirmas dalykas, kad šiuolaikinė, va dabar atsiradusios, ne dabar, jau kurį laiką atsiradusios LED technologijos, valdymo galimybės leidžia dar labiau priartėti prie natūralaus apšvietimo pokyčio laike paroje erdvėje. Pavyzdžiui, dabar tos 27 lemputės, ten visokių gamintojų, kur tos jau gali šiek tiek irgi galvoti, tai yra labai primityvu. Aš suprantu. Bet jeigu mes tiesiog paimkime kaitrinę lemputę, čia 20 metų atgal, ar ne, tai tu iš jos ten šalto spektro neišlauši, gerai, metalo halogenai jau buvo, bet nesvarbu, žodžiu, technologiškai mes turime galimybę priartėti prie paros natūralaus apšvietimo principo. Ir kaip žmogui paprastai tą paaiškinti, net iki tol, kol nebuvo ledinių technologijų, juk mes visi matome chrestomatinį vaizdą, kokių nors, prabangesnių, ten, tarkim, dvaro ar rūmų, jeigu scena vyksta vakare, tai uždegti yra brašviestuvai. Tai yra ne dėl to, kad yra
kažkokia, tradicija ateinanti iš žvakidės, tada dizaineriai nesugalvojo, kad ten gali būti kažkas, o tai yra intuityvi vakaro apšvietimo scenarius. Kai saulė yra žemai, kai šviesos šaltinis yra horizontalėje, kai jisai yra šiltesnis, kai jisai yra priblėsęs, tai žmonės labai daug dalykų daro ne dėl to, kad jie pas kaimyną tai pamatė, ne dėl to, kad jie vizualizacijų mato, dėl to, kad yra intuicija žmogui fiziologiškai. Ir dabar tai, ką Simas sako, kas yra What's Next, tai yra tai, ką mums technologijos leidžia dar sklandžiau padaryti. Tai aš sakyčiau taip, neatsisakant, neatsitiks taip, kad dabar erdvėse mes nebematysime šviestuvo dizaino elementų kaip skulptūrų, kaip dizaino kūrinio, kaip akcentų. Nes naracija niekur nedingsta pasakojimas. Simai? Jo, čia skaudi tema, ypač apie paskutinį, ką tu sakai, reiškia, tai jeigu tu paimi skulptūrą ir ją įkiši lemputę, tai dar nepatampa šviestuvu. Tai patampa skulptūra su lemputė ir that's it. Tai yra vienas, reikėtų šitos dalykus šiek tiek atskirti. Yra dalykai, kurie yra šviesai, yra kurie yra grožio ir nieko blogo, viskas gerai su tais gražiais šviestuvais, tik tai, labai didelis klausimas, kiek jie, sakysim, šviesos klaidos prasme ir taip toliau jie atitinka ir teisingai naudojami. Šitas yra biškai, sakysim, problema iš praktinės pusės, nes noriu tokio virš valgomo stalo. Bet šiaip tai apie nieką čia, iš apšvietimo prasme jis visai netinka virš valgomo stalo. Bet man labai gražu. O tai koks yra, aš tai noriu paklausti, tai tiesiog, vėl aš į praktiką, vėl į vaizdą, vėl žmonėm patinkam suprasti apie ką. Ta prasme, papasakok, kaip turi nekinti UGR'as, koks turi būti plastikas, truputį duok vaizdo, nežinau, kiek tai kainuoja, negi tai kosmosus kainuoja. Gal galima nusipirkti, gerai be dizaino, bet už nuo tai gerai sprendimų priklauso. Galima labai pigiai ir gerai padaryti, galima labai labai brangiai ir labai labai blogai padaryti. Čia jokių problemų ir taip Super. Galima. Iš esmės, jeigu jau čia taip labiau į detalės eiti, tai sakysim, vėlgi, kas yra valgomasis stalas, tas pats, ne, tai ten yra lėkštės, įrankiai, taurės, kažkokie dalykai, kurie šiaip jiem geriausiai tinka kryptinė šviesa. Ir tokia gan netgi, sakyčiau, teatrinė, sceninė tokia. Kalt, kad būtų aiškus ryškus šešėliai, aišku, geras carai. Apetitą kelia. Dalykų, kad taurės blizgėtų, kad įrankiai blizgėtų. Ir tai reiškia, koncentruota šviesa. Dabar reiškia, jeigu tu imi tuos visus gražius didelius šviestus, daugumai kaip tik yra atvirkščiai, yra sklaidytos šviesos. Taip. Ir tada tu, kai paleidi tą tokį bendrą apšvietimą, tai įrankiai, tas taurės, jos niekada netrodo, kad jos idealiai švarios, jos tokios biškai muilų. Tas muilas, toks apšvietimo muilas, aš taip vadinu, reiškia, tokia sklaidyta šviesa. Ir, kaip ir labai tas gražus, reiškia, šviestos ir stalo, bet vaizdas į stalą. Bet greito maitinimos įstaigos tai daro specialiai. Tai ypač, pavyzdžiui, aš netgi tokį labai... Kodėl jie taip daro? Labai įdomu, reiškia, straipsnį skaičiau, reiškia, McDonald's oro uostose stotyse, kur, reiškia, yra, didelis flow, didelis rautas toksai. Jie specialiai daro kuo blogesnį apšvietimą, kad hebra staigiai pasimtų, suvalgytų ir išeitų, atlaisvintų vietą, nes... Tai netiko, ką kalbėti apie sėdėseną. Kitam, reiškia, o ten, kur jau, sakysim, kur nors prie autostrados, kur ten toks rautas mažesnis, tai daro daug geresnį apšvietimą, kad ilgiau sėdėtų, kad, reiškia, suvalgytų ten vieną tą burgerį, pagalvotų dar kažką, reiškia, ledų pasimtų dar kažką. Tai čia toks žaidimas, taip, apšvietimas yra stiprus įrankis, ta prasme, tu gali su to žaisti. Daryti jaukesnę aplinką, specialiai nejaukesnę, nors atrodo, o kam reikia. O tam, kad, reiškia, kad srautas eitų greičiau judėtų, kad neužsilaikytų. Bet namuose nesinoris McDonald's, tai reikia pakalbėti apie tai. Rokai. Jo, aš čia dabar pagalvojau, kad kaip gal geras laikas įsiterpti, man nemažai tenka dirbti su, tarkim, tokia tipologija, kurioje šviesa labai aiškiai yra svarbi, ar ne, su ekspozicijomis, su parodomis. Ir ten yra tikrai, jeigu tu nesudirbai su šviesa, tai gali visą tą įdirbį, kuris yra tenai, sunaikinti, arba, turėdamas tokį pusėtiną, vadinkim, rezultatą, ten, tarkim, nelabai didelis biudžetas kažkaip erdvę suformuoti, tas neelitarinis, tarkim, menas kažkoks tai, arba ta informacija, ta artefaktai kažkokie tokie, ir gerai sudirbę su šviesa, tu viską pakeli į visiškai kitą lygį. Tai man atrodo, kad
ir jeigu šitas patirtis keltis į labiau individualų būstą, individualų namą, tai, nu, vat irgi tokia tarsi, vat, Simas labai gražiai nurenderino valgomo į stalą ir tą patirtį ir taip ir pasivaizdavau. Ir man kilo klausimas, ar aš, pavyzdžiui, asmeniškai savo namuose norėčiau tokio labai skaniai gerai padaryto apšvietimo kiekvieną dieną per pusryčius ir vakare. Per pusryčius ir vakare. Ir man atsakymas ateina turbūt ne. Nes sakai, kad tai yra skonio biški irgi reikalas, ar ne prasideda? Gal ne tai, kad skonio, nu, suprantat, kaip, nu, desertas, nu, tu nebūsi gyvas desertas, ne? Nu, tau neskanu bus valgyti ištisai visada desertus. Ir tas toksai labai geras, nu, žmogus į teatrą pasigrožėti eina, jeigu jis ne teatromanas, nu, kas kažkiek. Tai va ta šviesa irgi, ir čia irgi man tas yra, va, vėl linksta link to, kaip aš sakau, perdėm fanatizmo, kad kažkur galėtų būti paprasčiau. Ir žmogus tu save taip pagauni, va, jeigu tu nuskanuoji savo dieną arba kokią nors savaitę ir taip pagalvoji, kiek kartų aš va taip pasižiūrėjau į dangų, į saulę, susimašiau apie ją kaip šviesos šaltinį, taip išbuvau tą momentą mėgaudamas į šilumą, tai nėra juk pastoviai. Ar ne? Tai va kažkaip panašiai, man atrodo, turėtų būti ir šviesa. Žodis yra harmonija. Nu, aš juokauju, čia filosofija vėl būtų. Bet aš šiaip noriu trumpai, jeigu leisit įsiterpti, kai klausėt, kas what's next. Man, pavyzdžiui, next yra tai, kad aš sodyboj prasivedžiau visus laidus dėl šventos ramybės, tikrai didžiulius kiekius. Žmona iš manęs juokė, sako, čia iki Kauno. Ir aš jų nesukomutavau visų. Bet aš kiekvieną kartą atvažiuoju penktadienį vakare, užsirukuriu krosnelę ir ties ta šviesa aš ir blūdiju, kol aš užsimanau miegot ir aš išmiegu iki sekmadienio, grįžtu aš tokią batarkę pakrautą. Ir čia su visko susiję, bet kalbam dabar apie apšvietimą. Tai ta prasme, aš neturiu ką pasakyti, čia yra next. Sugrįžti į gamtą. Ugnis apskritai čia nenugalimas visiškai, nėra geresnio šviesos šaltinio. Nėra, negeresnio. Ir nieks niekada turbūt neišras. Ten visų pirma didelis pakankamai paviršiaus plotas, reiškia, nu, nėra kaip paaiškink, kodėl. Viena liepsnelė, ten yra didelis paviršiaus plotas, mažas skaistis, mažas sakinimas, labai šiltas spektras, ten mes kalbam jau net ne 2000, gal 1,5, gal 1,2 Kelvino. Žiūrint, kad degini. Nu, taip, jeigu ten magnio biltelių pripyliai, ten gali visokių fejerverkų būti. Krosnelių. Bet jeigu natūraliai malkos, ten iš tikrųjų to gelto. Ir jinai dar juda, jinai turi tą, reiškia, judesi, kuri, na, bando mėgdžioti visi šitie, reiškia, žaisliukai, bet iki... Jūs esat profesionalai, noriu paklausti, yra toks dalykas kaip mirgėjimas, nu, taktinis dažnis to šviesos srauto įėjimo, ką aš noriu paklausti, nuvažiuoju į Akropolį, nu, parduotuvę, super parduotuvę ir man gaila žmonių, kurie dirba, jie kruvinom akim sėdi, nes per visą parą ten tiesiog išdega akis. Kame reikalas? Nu, pulsacija... Ir tai yra taip pat namuose, žmonės turi tą patį namuose, gal jie gali to išvengti? Ne, aš tau labai trumpai atsakysiu, vat kaip pradžioje įvardinau, už ką atsakinga šviesa, ne, tai ten mes turime terpę, kur, nu, ne tai, kad dominuoja, o, nu, didžiąją dalimi dominuoja funkcinis apšvietimas. Funkcinis ta prasme, kad iššviesti prekę, ją iššviesti ryškiau negu kad kaimynas iššvietęs, ne, nu ir ten, žinau, jau yra suvestos ribos, lubos grindys, bet vis tiek jis yra funkcinis apšvietimas. O mes sakėm, kad šviesa atsakinga ir už emociją, ir už fiziologiją. Ir va šitų dviejų nėra, nu va tau yra atsakymas. Iš tos dar pusės. Aišku, higienos normos reguliuoja truputį šitos dalykus. Technologiškai ten yra bėda kokia, reiškia, nu, ledas, jisai, tas kaip šviesos šaltinis, jisai gali mirgėti bet kiek praktiškai ten megahercais, tu gali iš principo duomenis perdavinėti, reiškia, ten, tai bėda yra kokia, reiškia, jeigu yra blogas maitinimo šaltinis, o kiekviena netgi pati bukiausia lemputė, reiškia, jinai vis tiek turi maitinimo šaltinį viduje, tai jeigu tas blogas maitinimo šaltinis, jis iš principo dirba tinklo dažniu, tai nuo 100 Hz, tai tas jau yra bėda, reiškia, nes ten jokios inercijos nėra, na, tarkim, jeigu pamenat, būdavo tos dienošviosios luminescencinės lempos, jos irgi ten, jeigu su magnetiniu to palydėjo, jos mirgėdavo, bet jos turi tam tikrą inerciją truputį. Bet ten būdavo labai smagu toks, kai mokykloje ateini ir tas tink, 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 tink,
Jo, tai Užsidega, tai čia kitas paleidimo starterio, bet jos turi kitą dalyką. Turi inerciją, ta prasme, ta plazma, jinai reiškia vis tiek momentaliai neužgesta, jinai kažkiek dar pašvyti. Tai ledas jis visiškai labai giliai ir... Bet čia labai svarbi informacija. Žmogui, kai jis perka šviestuvais, galvoja apie šviestuvą, kurį leidžia ten į lubas, galbūt pasikabina. Bet tas balastas, transformatorius. Dabar reiškia labai primityviai, paprastai, ūkiškai. Paimat, jeigu yra tokia galimybė, reiškia, jeigu tas daiktas įjungtas ir šviečia, paimat telefoną, įsijungiat kamerą, jeigu eina dryžiais. Jo. Negalima naudoti. Va čia tai paslaptėlė dėja. Tas, reiškia, didžiulė šviesos pulsacija, reiškia, vėl ta pulsacija. Yra žmonių, kurie nelabai jautrus. Mažiau jautrus. O yra, kam yra peilis visiškas, reiškia, ypač kas turi polinkį į migreną, tai jau čia šakės. Didelė pulsacija šviesos, kas migreną turi polinkį, tam mirtis iš karto. Ten priepolio tikimybė išauga drastiškai. Tai... Kaip mes įdomiai šnekam. Labai įdomu klausyti. Tas apšvietimas, jis ant daug tų sluoksnių, reiškia, labai turi. Tai, pavyzdžiui, ką Rokas pradėjo šnekėti apie tos cirkadinius, reiškia, visus dalykus, tai kaip ir čia galim šiltinti, šaltinti taip, kaip laukia, kaip saulė žemai, tai mes ten galim šiaip nubėgti jau ten kažkokio 1000 kelvino, kur tiesiog tokių produktų rinkoje nėra, kurie tokį galėtų padaryti apšvietimą. Bet ten yra iš tikrųjų, jeigu biškį giliau suprasti, tai yra 3 dalykai. Reiškia, yra taip spektras vienas iš jų, antras yra intensyvumas, trečias yra trukmė. Tai jeigu tu, kad ir labai prasta ten ir šalta ir taip toliau, tu gauni vakare, bet trumpai labai arba labai neintensyvų, tai kaip ir jokio blogo poveikio nėra. Ten už tai, pavyzdžiui, aš labai mėgstu visokias naktinės švieselės, kur ten esmė, reiškia, net nesvarbu koks ten spektras, idealiu atveju gerai, tegu jis būna šiltas, bet jis kažkur paleikoja žemai, kad jis tau tiesiai į akį nekliūtų ir viskas, jis neturi jokio to cirkadinio poveikio. Galima nebūtinai labai primityviai tiesiog imti tą patį šviestuvą ir jį daryti geltoną ar baltą. O galima tiesiog panaudoti kitą atskirą šviestuvą, iš viso jį pajungti nuo judesio daviklio, kad jeigu tu naktį eini į tualetą, kad tau užsidegė mažytė švieselė, kad tu katino nuodegos neužmintum, bet praeitų matysi, reiškia, ir užtenka. Tai yra tų visokių purvinų triukų, kaip reiškia, viską gerai padaryti, bet apeinant kažkokius labai super, duper sudėtingus technologinius įrenginius. Rokas tą patį, ten tas akių lygis, aš tą patį irgi sakau, man geriausias, tai tas restorano lygio, žinai, ten tie gaubteliai. Aš suprantu, apie ką jūs, kad ten dar visokie techniniai, bet aš apie žmogų, kuris nori jaukumo. Mane žmonės geriai kreipiasi, tai sako, aš noriu nefunkcionaliai, ten ergonomiško interjero, noriu gražaus, noriu jaukaus. Ir tai tarsi tas toks, žinai, idealusis apšvietimas yra nematomas. Čia paradoksalu, ne dėl to, kad jis yra išjungtas, nematomas, bet dėl to, kad aš jo duotajam momente neapmastau, išskyrus tuos kelis momentus savaitėje, kai aš pakeliu galvą ir pagalvoju apie saulę ir pagalvoju, kaip faina, kad jinai šviečia. Tada aš matau šviesos šaltinį. O daugiau aš gyvenu toje šviesoje ir jinai man yra laiku ir vietoje. Ir sakau, kad tas what's next, technologiškai mes artėjame prie to. Tendencija yra ta. Galimybė jau šiandien yra, čia tikrai ne raketų mokslas, galima visus šitus dalykus padaryti ir galima brangiau, galima pigiau, galima sudėtingiau, galima paprasčiau, tai dėl to valdymo čia po mūsų bus kita atskira diskusija, čia jums smegenis praplaus normaliai apie valdymą, tai jeigu kas norit, paklausykit. O šitą vietą aš visiškai pritariu Rokui, kad svarbu ne šviestuvas, o reiškia šviesa, nes, kai žmonės pradės sakyti, oi, man čia labai reikia šito šviestuvo, gerai, o kodėl jo reikia, jis man patinka, gerai. Tai, kai tu perki graštą, kam tau graštas? Drėlę, tau nereikia drėlės, tau reikia skylės. Tai lygiai taip pat, kai tu perki šviestuvą, tau nereikia šviestuvo, tau reikia apšvietimo. Ir jeigu ta šviesa ne ten, ne tokia ir ne tiek, tai kam tada tau toks šviestuvas? Ne, žiūrėk, šviesa atsakinga ir už naraciją. Man patinka šitas žodis, arba už pasakojimą. Į pasakojimą įeina ir statusas. Šeimininkas, jisai per savo erdvę, jisai deklaruoja statusą. Nebūtinai kažkam kitam, jisai savo vis primena, ar ne? Ir šviestuvas yra vienas iš tų elementų, kaip ir paveikslas, kaip ir bet koks kitas dizaino ar meno kūrinys, jisai yra. Tai
tikrai turi teisę tokie egzistuoti ir jie egzistuos ir bus ir jų reikia gerų ir tikrai viskas gerai, bet jeigu, vėl, aš nežiūriu į paveikslą visą dieną, taip nėra. Tai dėl to, kai tu erdvę užpildai tik tokiais, pavyzdžiui, šviestuvais paveikslais, tada vėl yra, ne tai. Apie tai ir kalbam, kompromisas. Ta prasme, turi būti akcentas, ne kažkoksai žmogaus noras turėti jauseną, jausmą, dizainą, tiesiog, kad jisai blogai šviečia, bet jisai yra gražus, gero italų dizainerio padarytas, jisai gražių medžiagų, gražiai sujungtas, graži proporcija. Ir tada šalia yra pro apšvietimas, kuris ir dieną, ir vakare, ir ryte, ir kaip tu nori, ir ten pagal funkciją, pagal erdvę. Dar kažką, neturiu nieko prieš gražus daiktus, bet jos pagal paskirtį naudoju. Nes jų yra gražių ir gerai šviečiančių, tinkamai tai vietai. Bet ir yra gražių, kurie visai apšvietimas netinka. O kam dabar lengva? Norisi, žinai, tų trijų faktorių, kaip visada, žinai, pigiai, gražiai ir funkcionaliai, ar kas ten palauk būna. Greitai čia dar, žinai. Čia tas trikampis, kur reiškia, niekada nesueina. Ne, pasirinkit 2 iš 2, o norisi visą laiką 3. Tai iš tikrųjų taip. Bet kokiu atveju be šviesos nieko nebūtų. Ar ne? Tai ne veltui čia ir šita tema šito konteksto diskusijoje. Yra tikrai svarbu. Ir, vėl, aš taip galvoju, biškiai apsisiaurint, ar ne, ir kalbėti apie, tarkim, tą privačią erdvę, va čia buvo užkabinti kažkokie Simo vaizdiniai apie daugiabučius, jų įsirengimą, eini, matai. Ir čia iš tokios projektuotojo pusės, ar ne, norėdamas tu priduoti, projektuodamas daugiabutį, objektą, tu turi nubrėžti tas šviestuvų vietas, kol dar nėra to šeimininko, tada jie ateina ten kažką ten persidarinėja. Čia sunkus reikalas, nes gerai, jeigu nėra tos dalinės apdailos, kur tie laidai užtampyti, tada tau skauda širdį, lūpti, tada tu galvoji, blemba, gal aš būsiu ekologiškas, nelūpsiu, tebūnie, čia ta lemputė centre, ten nuo jos atsišokosiu savo iš šoniukus, ne savo, tai ta prasme, užsakom. Tai čia yra ta diskusija, jinai visada bus ir suksis, ir kur čia yra tas galas, bet mano toks jeigu vienas, žinai, kaip receptas, patarimas tam, kas vadinkim, nėra mūsų lauko profesionalas ir linkęs galvoti, kad tebūnie įveiks šitą užduotį pats, tai galvoti ne per šviestuvo dizaino gražu, negražu, o pirmiausia galvoti apie tą, funkcinį, kada aš jį įjungsiu, kokią jisai man šviesą duos, kaip jisai nuspalvins erdvę ir, jeigu aš dieną nebūnu namuose, mano tas gyvenimo etapas yra, kai aš ryte išėjau, vakare grįžau, ar ne? Tai aš visai rimtai pagalvočiau, ar tik savaitgaliam man reikia ten, žinai, kažkokio tai darbinio apšvietimo. Nes tu žiūri, kad 80-90% tu susijungęs šviestuviukus ten, žinai. O ten į, žinai, visokias paslėptas, ten super apšvietimus investuota, nes galbūt tau reikės. Neįlysi, kiekvienam Simas apie tai kalbėjo, visi skirtingi. Bet taip, pirmiausiai pamastyti ne apie šviestuvo grožį, o apie funkciją. Tai kas Simas. Absoliučiai, 100% pritariu. Vis tik tai, vėl, kodėl Lietuvoje, pastebėkit, dauguma naudoja tokias geltonesnę šviesą, 3000, 27 kelvino, gal net jeigu būtų pasirinkimas, imtų ir 2.5, ir 2.3, ar 2.2. Tuo tarpu, jeigu nuvažiuosit kažkur arčiau pusiaujo, Zubės, ten Egiptas, ten, nežinau, net pietų Italija, kokia Ispanija, ten visur viskas šalta. O tai kodėl? Virtuvės mėlynos, nes ten ir mūsų daug dėl higienos ir bijo mėlynos, rimtai. Ir antras dalykas, kad tiesiog visą laiką tos saulės daug tai atvėsti, perdegęs jautiesi. Iš tikrųjų dėl kitos priežasties. Pas juos gamtoj nėra šiltos saulės. Jinai šalta. 15 minučių dingo, reiškia. O pas mus saulė leidžiasi 2 valandas, geltona, dar geltonesnė, visai raudona, reiškia. Tai mes pripratę prie gero. Mes gamtoj matom tą natūralią geltoną šviesą ir mums už tai jinai labai gražiai limpa namuose, nes iš tikrųjų, kada pagrindė tu ją jungi? Tu jungi vakare, ryte, dieną dažniausiai šiaip natūralios, pro langą užtenka. Ir už tai ta geltona šviesa, šiaurės šalyse visur, čia ne tik Lietuvoje, tarp kitų, ten Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, visi tą geltoną labai mėgsta šviesą.
aš tai norėjau, aš galvoju, kad tu pakalbėsi, nes įdomu, kas darosi, žinai, skirtingai pasaulyje ir kažkoks poreikis yra, bet aš galvoju, kad tu kalbėsi, kas Lietuvoje, man atrodo, didžiulė edukacinė problema, nu tokia iš komunikavimo, kaip lemputę nusipirkti elementarę, kad žmonės perka tą šilto spektro lempą dėl to, kad nori, kad būtų jau, kaip čia, gerai atkurta spalva. Jis mato, pavyzdžiui, biškį tokį žalę, tokį lavonėlį, galim tai pasakyti? Tokį, žinai, tokia laimos spalvos arba netgi rūžavą, violetinį ir tai yra ne dėl to, kad jisai pasirinko ten 2700 kelvinus, o tai yra todėl, kad RGB, CRI yra blogas. Jau vien čia, arba ten gal čipso geras tas RGB ant popieriaus užžyta, bet ten, žinai, tas organinis stiklas, žinai, paseno per 3 savaitės ir jisai patapo geltonas. Labai gera tema ir Rokas kaip architektas ten vardino, ką ten apšvietimas turi, ten tekstūras, ten tą, 3, 7 pamiršo labai svarbų dalyką, turbūt esminį. Jis nesakė, jis specialiai nutilėjo. Man paliko jo. Tai reiškia yra veidai, žmonių veidai. Kaip atrodo žmonių veidai. Tai atsakysim, dažniausiai su lediniu apšvietimu, reiškia, jeigu tu nori daugiau našumo išgauti, tai viskas tas eina raudonos spalvos sąskaitą. Ir kai nėra raudonos, tas, kaip tu sakai, prastesnis CRI, iš karto veidai labai blogai atrodo. Jeigu ten kokioj Kenijoje, ten jis juodas ir prie to CRI, juodas prie kito CRI, gal ten nelabai, o pas mus labai svarbu, iš tikrųjų, mūsų veidai, jie tą raudoną spalvą, jinai labai daug neša neverbalinės informacijos. Jeigu žmogus išblyškęs, jisai, turbūt serga, ar ne? Tai mes saulės negaunam ir taip jau lavonėlį vaikštom. Jeigu paraudom, reiškia, tai irgi kažkokia, ten susigėdom, gal dar kažką. Čia labai svarbi informacija. Ir jeigu tos raudonos nėra šviesos šaltinėje, tai tu to negali matyti. Tai dar kartelį labai svarbu, čia, nes yra, kas profesionalai tai tikrai žino, bet tie, kas, pavyzdžiui, tiesiog daug žmonių, ne, namuose susideda šviestuvus, ten 2,7, 3,000, jie ką praleidžia? Jie praleidžia tai, kad yra spalvos atkūrimas. Jo, dabar moksliškai reikėtų sakyti spalvų atgava, arba angliškai CRI, arba RAB yra žinoma. Tai, jeigu labai bukai ant lemputės ar ant švieso pažiūrėt, kad būtų gerai, kad būtų daugiau negu 90. 80 nepakanka. Čia toks RA, didžioji A ir tada turi būti daugiau negu 90. Ir taip naudojama. Tai va šitas svarbus parametras. Ir dar kas labai svarbus, tu nori, kad gerai tas veidas matytųsi, reikia vertikalios šviesos. Ką čia dabar abudu mano kolegos gyrė tą, reiškia, sieniniai šviestuvai, čia labai gerai. Kodėl geru? Todėl, kad eina daug vertikalios šviesos ir jinai gerai apšviečia veidus. Išsisklaido, jo. Jinai veidus gerai. Jeigu tu, pavyzdžiui, turi iš viršaus ir labiau koncentruota, tavo užsišešėliuoja tie veidai, toks drama queen gaunasi, biškai, variantas. Tai, irgi tame yra savo žavesio pritaikoma, bet reiškia, šitas reikia įsivertinti vertikaliai šviesą ir horizontaliai. Čia yra labai didelis skirtumas. Jaučiu, kad jau mes čia, nejaučiu laiko teisingiau, bet toks vidinis yra, žinai, gal čia kaip dėstytojo pamokos, žinai, kem 5 jau labai geras baiginėjasi. Bet aš pagalvojau dar apie kitą. Labai gerai, kad mes neįsivardinom what's next, reiškia, to klausimo kontekste, kad dirbtinis apšvietimas yra nebe, kaip čia, alternatyva, ne trumpalaikis pakaitalas natūralaus, o neįsivardiname, kad tai yra vienintelė mūsų išeitis, ar ne? Nes čia jau žinom, kokios yra tendencijos tose pasaulio vietose, kur intensyvumas žmonių į kvadratinį metrą yra kitas negu Lietuvoje. Ir yra sprendžiami etiniai žmogaus teisių klausimai, kiek jisai turi savo būste turėti natūralaus apšvietimo, o gal visiškai neturi, ar ne? Ir jau realiai yra projektai statomi ir pastatyti, kur tik tai išorinis žiedas turi tą langą, o paskui dar 5 žiedai viduje neturi to lango ir va ten natūrali šviesa, jinai jau turi atidirbti, čia labai nelietuviškai sakau, tiek, kiek atidirba natūralus apšvietimas. Tai labai džiugu, kad mes šiemet 25 restoj dar apie tai nekalbam.
Nedaug dievė, aš tai visą laiką sakau, kad geriausias apšvietimas, pažiūrėkit pro langą, išeikit į lauką, jis šiuo metų laiku, šio paros metu, jis yra geriausias toks, koks jis yra ten. Ir jeigu ten yra tamsu, eikit miego. Net čia ko. Geras. Tai iš tikrųjų, ačiū labai, nes Rokas turi gerą... Yra klausimai. O, prašom. Aš interjero architektė irgi mane labai domina interjero apšvietimas. Tai jau mes gerai pažįstami. Kitana Valavičiūtė aš esu. Tokia mano asmeninė nuomonė 3000, aš jos nevadinčiau šilta. Skandinavai, man atrodo, niekaip nepereina į tą 3000. O mes kažkaip, aš tiesą sakant, net vargstu, nes kai kurie tiekėjai net pereina ant 3000 lempučių ir pas juos ten nerasi, nes 2,7 reikia. Tai viena ir labai konkretus klausimas. Kiek reikia liumenų, kad funkciniam šviestuvui, reiškia šviestuvėliui Q10, tarkim, ar ten kokiam, kad galima būtų skaityti? Ne liumenai, liuksai labiau čia šitoje vietoje, nes, labai priklauso, kur tas yra. Jeigu, reiškia, ten 7 metrų aukštėje tie liumenai, tai yra vienas apšviestumas, jeigu 2,5 metrų, tai kitas. Liuksų reikia apie 300 maždaug, tokia skaitosi higienos norma minimali skaitimui. Bet jeigu čia yra, 3 vatų lemputė va čia, tai bus tai. Liuksai mažėja, ten nuo atstumo jie mažėja. Eksponentė jie mažėja, jie kvadratų mažėja. Nedaug. Bet paskui dar daug niuansų. Pavyzdžiui, skaitimui, kas yra iš principo negerai. Koks skaitimas? Prieš miegą? Ar rimtas? Ar skaitimas ekrane? Ar knygoje? Bet labai kertinis dalykas yra kontrastas. Jeigu tu turi prie lovos lemputę, kuri tau tik va tą, reiškia, tavo knygą apšviečia aplinkų juoduma, tai šiaip tai yra peilis akim, visiškas. Skaityti prie tokio apšvietimo, taip tu gali, tu matysi, tikrai viskas bus gerai, bet tas kontrastas akim yra visiškai peilis. Nes tavo vyzdys, reiškia, jis mato čia skaistis didelis, to balto popieriaus lapų jis gerai apšviestas, 300-500 liuksų, o už jo yra absoliuti tamsuma, reiškia, ir tada jis tik tai pajuda, reiškia, plečiasi, traukiasi ir šitas. Už tai, kažkokį biškį foninį apšvietimą vis tik tai rekomenduočiau turėti, jeigu norit skaityti. Ar atsakiau? Labai, kaip mokslinį, labai vaizdžiai ir aiškiai atsakėjai. Tobulas atsakymas iš tikrųjų. Aišku, tarsi ne to, paklausiu labai aiškiai. Atstumas nuo 50 cm iki 30 cm, vakaras, knyga, lemputės tipas, koks jos galingumas turi būti? Aš pasakysiu, kad aš tau prisitaikiau, čia, tokiu atstumu, Q10 600 liumenų. Tai man pats tas. O tada kampas koks. Sukiojasi, va tai. Ne, turiu meni lemputės švietimo kampas, nes tie 600 liumenų, 60, tai jau platus pakankamai kam. Nes jeigu būtų, pavyzdžiui, 36, tai galbūt užtektų ir... 36, neatsimenu dabar. Turbūt, siaura, jo. Tai va, tai čia. Nes aš tada, žinokit, labai aiškiai matau. Tada man taip komfortabilu. Vėlgi labai individualu. Pavyzdžiui, jeigu kartais tektų projektuoti kažką žmonėm vyresniem, nesvarbu, ar tai yra privatus namas vyresnių žmonių, ar, sakysim, slaugos namai, ar kažkokie, tie, reiškia, pagyvenusių žmonių namai, tai ten normas visas gali dauginti iš 2 iš 3. Natūraliai, nes tiesiog tie žmonės jau blogiau mato. Tiesiog vyzdys jisai laikė drumščiasi ir ten jau virš 70 metų jis tiesiog praleidžia maždaug trečdalį šviesos tos, kurios praleido, kai jis buvo jaunas. Už tai tu ten, sakau, visas normas gali iš 2 iš 3 dauginti tiesiog atsipūtęs, nes nors atrodo, labai čia ne energy efficient, ne kažką, bet jeigu tu nori, kad tiem žmonėm būtų gerai, tai tada jiem bus gerai, jeigu ne, tai nebus. Ačiū labai. Ir turit kas nors dar klausimą, kokį nors? Gal kas kažką dar norėtų paklausti? Jeigu ne, tai aš labai gaila neišnaudojau jūsų protinio potencialo, nes vis vedžiau jūs į buitinius patarimus ir tikrai kas žmonėm aktualu.
O jūsų patarimai tai galėtų šviesmečiam čia dar kartom padėti. Labai ačiū, kad dalyvavot. Iš tikrųjų, nuoširdžiai dėkui, kad atėjot. Labai norisi šviesti žmonės, ne tuo tikrai šviestuvais, LED čipsais ir visais kitais dalykais. Iš tikrųjų, tai tiesiog gera informacija. Žmonės, žiūrėkit, ką turit namuose, nes čia tas pats, ką valgot, taip pat kaip ir apsišviečia, tai yra tas pats. Jeigu mes dabar galvojam apie ten, ką mes dedam į burną, kada einam miegot, nežinau, kokiu oru kvepuojam, tai šviesa irgi yra mūsų liečiantis daiktas, mūsų. Taip. Jeigu norit, pridėkit kažką, aš nenoriu paskutinis. Tokį desertų, reiškia, kiek svarbi yra šviesa, tai reiškia, yra tokia kurmių rūšis, kuri visiškai akla, absoliučiai, nieko nemato. Bet jie vis tiek išlenda laiks nuo laiko į žemės, į paviršių, tam, kad susisinchronizuoti savo biologinį laikrodį. Įsivaizduojat, jie turi receptorius, kurie reaguoja tiesiog į šviesos kiekį. Tai kokio svarbumo yra šviesa apskritai bet kokiai gyvybei. Išlyskim į šviesą, supratau. Rokai? Taip, švieskite ir švieskitės. Valio, ačiū jums labai, gerbėmieji, už pokalbį. Tikiuosi buvo įdomus. Ačiū daug. Ačiū, kad klausėt.